Taigi noriu pristatyti jums naujieną, tai yra 5000 W elektrinis krosinis, yra 14-17 ratais pasirinkimas, lygiai toks pat, ir 16-19 ratais. Tai 702 voltai, 32 Ah ličio baterija. Deklaruoja, kad nuvažiuoja 100 km, bet patys žinot, kad taip nebus, tai jeigu važiuosit biški dar ir dugnais varysit, tai per pusę galite iškart kristi. 50 km nuvažiuos. Jeigu dar labiau prasukinėsit per žvyrkelį, gali dar šiek tiek mažiau numesti. Bet šiaip pakankamai užtenka, kad pasijaus, pasimėgauti ir taip toliau. Bet kas yra svarbiausia, kad galios jūs turi, va tiek, paskui parodysim test drive. Taigi, priekinė šakė apversta, sakyčiau, labai neblogai padaryta rimtai. Galinis amortizatorius yra amortizuojantis labai irgi kaip visi, bet jisai yra reguliuojamas, nepamirškit. Tai jeigu žiūrint į minkštumą, tai labai minkštas. 70 kg svorio. 70 kg svorio, tai skaityčiau, kad tuom irgi labai yra gerai. Aišku, čia jis elektrinis, logiška, bet kai tokios galios yra labai manevringai, galima visur naudoti. Spinelė, pasukam spinelę, matom indikatorių. Tai čia yra dabar ant parkingo įjungta, paspaudžiam, išjungiam, čia yra kilometražą, matom per valandą, kiek tripas yra ir greičių limitai. Tai jeigu trečių greičių važiuosit, bus apie 80 km per valandą. 80. Man atrodo, operatorius yra bandęs, tai 80 nepasiekė. 75, manau. Būtum zulinės, gal būtum pasiekęs tą 80. Jo, bet neilgą atstumą važiavau. Nu tai va, tai 80 km turbūt turėtų ir pasiekti. Tai aš skaitau čia irgi patiek. Aišku, čia gal kas su krosiniais labiau važinėja, labiau norėtų, bet 80 km su tokiu daiktu jau turi skristi gerokai. Taip, hidrauliniai stabdžiai, labai sakyčiau, mielos, kaip gražiai skamba. Mielos rankenos, minkštos šiaip, labai neblogai padarytos, kaip sakiau, hidraulika. Taip, radiatorius, kuris aušina valdymo bloką. Tam, kad jisai šiaip praktiškai čia prapučia viską iš eilės, nuo A iki Z. Elementarų standartiniai pakojai, kur tai tiesiog paprastai ir elementariai. Kojelė, kas dar? Grandinė 428, žvaigždė gan nemaža. Ir praktiškai tiek galiu papasakoti apie tai. Dabar, aišku, eisim dar parodysim jums jo, kaip jisai važiuoja. Bet galite rinktis, kaip sakiau, 14-17 ratais ir 16-19 ratais pas mus mankius.lt arba Klaipėdoje, Kaune, Vilniui pagal parduotuvės adresus. Bet visoje Lietuvoje pristatom. Tai sveiki atvykę, mankius.lt. Šiaip žinokit, nemeluosiu, labai bijau. Nes ne man tokie galingi dalykai, o kas čia, aš su etiketė. Reklama. Bet nei vienas benzininis, gal ir yra kažkokių tai, kur galėtų atstoti tą galę, taip kaip jis traukia, bet aš taip net spaudžiant kokį 20% jau yra nejauku. Aišku, aš nesakau, kad nėra krosinių, kurie taip trauktų, bet pagal svorį, pagal viską, pagal tai, kad ir šiaip kaina, jo beje kaina yra ten 2150, man atrodo, jeigu yra mažesniais ratais ir 2.2, jeigu yra didesniais ratais. Tai kad taip važiuotų, aš neįsivaizduoju. Gali vienkę padaryti. Nežinau, kaip tu tuos 70 kasėjai su virš, nes man baisu.